Liudmila, what have you done? These are just words from the song. I'm singing. But still, I need to talk with you, my darling. Can we go outside? Okay. Then let's go. Oh my god. I hate schools. Tai Liudmila, papasakok apie save. Esu Liudmila Timofejeva, mokausi Jonavos senamiesčio gimnazijoje 3S1 rūte. Tai reiškia, kad mokausi socialinių mokslų išplėstinių kursų. Labiausiai man patinka lietuvių kalba, patinka skaityti, gilintis, taip pat muzika labai patinka ir klausyti, ir dainuoti. Kinas patinka, ypač europietiški filmai, teatras patinka, renginiai patinka, visur, kur daug žmonių, kur kūrybiška viskas. Liudmila labai gabi, talentinga ir nors atrodo rami ir tokia santūri, tačiau iš tiesų pastebėjau, kad labai ryžtingai siekia savo užsibrėžto tikslo ir jo pasiekia. Man atrodo, kad ji toks savikritiškas ir analizuojantis situaciją žmogus, todėl ji labiau problemą sprendžia pati ją išanalizavus, o ne paprašius patarimo kito. O ką tu manai apie emigraciją? Nemanau, kad tai yra iš tikrųjų labai blogai. Norėčiau pati pagyventi kitoj šalyje, kurioje aukšta labai kultūra būtų. Tai kaip tu vertini Lietuvos kultūrą? Man atrodo, kad lietuviai, jie negali būti labai susirūpinę dar tą kultūrą ir labai jas skleisti, nes kitokių problemų labai daug yra. Ir tą laisvę dar neseniai atgauta ir čia politika, ekonomika ir viską dar reikia taip pamatą patį savo pasistatyti, o kultūra tai jau paskui. Mane ką tik apibaksnojo, o aš dabar pabaksnosiu šitą dangaus žydrynę ir paklausiu jos nuomonės apie savo klasės draugę Liudmilą. Šiaip jinai turi daug gerų savybių, nes jinai yra labai iškalbi mergaitė, kuri visai klasiai labai patinka. Jinai yra labai pareiginga, atsakinga ir yra labai įdomus žmogus. Kartais meluoja apie savo sugebėjimus per matematiką, jinai sako, kad aš nieko nesuprantu ir gauna 10. Kaip manai, kodėl jinai kuklinasi? Gal nenori pasirodyti geresnė prieš kitus? Tu esi drovė gyvenime? Ne, aš esu uždara, o kad mėgstu pameluoti, kad man nesiseka, tai ne, aš save objektyviai stengiuosi vertinti. Kas, pavyzdžiui, tau nesiseka? Matematika, tikslieji mokslai, gamtos mokslai. Tiesiog man jie nėra įdomus ir aš tingiu mokytis. Viskas to ir pasakyta. Yeah! That was amazing. That girl was really great. Hold a sec. What a smell. It's pyragas! It's lietuviškas pyragas! Oh my god, licėjas is waiting for me! Kas kepė pyragą? Nu tik čia aš noriu su tavim pasišnekėti. Paulė, pakalbėkime apie gyvenimo receptus. Kas jūs per virėją? Paulė Tulevičiūtė, Vilniaus licėjus, 3 klasė. O ką mėgstate veikti laisvalaikį? Kurti. Tiek patiekalus, tiek rašau daug. Priklausau Nacionaliniai moksleivių akademijai, filologų sekcijoje, kartais sudalyvauju įvairiose konferencijose, kartais pafotografuoju. O be kūrybos? Būnu su draugais, su šeima, su naminiais gyvūnais, miegu, mokausi. Tai ką, modernus jaunimas, kaip pyragas? Labai patiko. Labai geras pyragas, super. Man tai Paulės pyragai visada labai patinka. Galėtų galbūt atidaryti netgi savo kepyklėlę kokią Paulė. Paulės kaip saulės pyragai. Ką dar be skanių pyragų galėtumėte pasakyti apie Paulę? Atmintėlė labai gerą turi, atmintis fenomenali, super. Ir šiaip labai aktyvus žmogus, visur dalyvauja, visose renginiuose galima pamatyti. Bet to linksma labai yra ir visą, ką nors juokingo pasako kiekvieną rytą, kas ten jai nutiko, kokiam autobuse ar dar kur nors. Jinai mėgsta bendrauti ir jinai yra labai draugiška ir labai gera draugė, tai dėl to mes viską apie ją žinom. Ar turi konkretų planą, ką norėtum veikti po mokyklos? Studijuoti, žinoma, ir ko gero tai būtų kažkas susijęs su politika ir tarptautiniais santykiais. Kodėl tave tai traukia? Nežinau, man labai įdomu, kas dedasi pasaulyje, va būtent tos politinės teorijos. Paulė jau ne pirmus metus atstovauja licėjų televizijoje ir aš manau, jinai garbingai gina ir Tulevičių šeimos garbę ir dabar gina Vilniaus licėjaus garbę. Ar Paulė iš savo bendramžių išsiskiria kažkokiom ypatingom savybėm? Ypatingos jos akis, slypi jose abejonė ir nežinojimas ir jos akis dega žinių troškimu
ir energiją. Tai kas tau yra patriotizmas? Patriotizmas tai yra net savigarbos išraiška. Manau, kad save gerbiantis žmogus niekada nepasakys, kad tai čia Lietuva, na, kaip dauguma žmonių mūsų visuomenėje daro. Ar mes esam geresni už kitų? Nesakau, taip, kiekvienai tauta yra didvyrių, bet manau, kad savais vis tiek reiktų labiausiai džiaugtis. Ar tau atrodo, kad tavo kartos jaunimas jis yra laisvas ir sveikas? Čia irgi priklauso nuo žmogaus, bet manau, kad didžioji dauguma tai taip. Žodžiu, patenkintas į savo kartos vertybėmis. Taip. Taip, aš irgi patenkintas tokiais gražiais ir šviesiais jaunuoliais. Va taip, va.